Kaunas, įsikūręs didžiausių Lietuvos upių santakoje, nuo seno buvo gerai įtvirtinta vieta tarp neįžengiamų girių. Apie Kauno pilį paupiais driekiasi piliakalnių grandinės. Tai Eigulių, Lantainių, Marvos, Veršvų, Pyplių, Pajėsio, Aukštųjų Šančių, Pakalniškių ir kiti. Kauną be pilies dar saugojo gynybiniai įtvirtinimai Ąžuolų kalne ir mūrinės sienos su vartais bei bokštais aplink viduramžių miestą. Rusijos imperija po Trečiojo Respublikos padalinimo 18 amžiaus pabaigoje pradėjo tvirtintis užimtoje teritorijoje. Jau 1796 metais Devitės parengtas Kauno įtvirtinimo projektas taip ir liko neįgyvendintas. Tuo metu Rusija vakarinėse žemėse tvirtovės turėjo Rygoje ir Kijeve, bei statė Daugpilyje ir Bobruiske. Tik po Prūsijos-Prancūzijos karo Rusija atnaujino tvirtovių statybą pasienyje. Buvo nuspręsta vakarinėme imperijos pasienyje pastatyti tvirtovių grandinę apsisaugojimui nuo galimo vokiečių įsiveržimo iš vakarų. 1879 m. Liepos 7 d. Rusijos imperatorius Aleksandras II patvirtino karinės vadovybės pasiūlymą statyti tvirtovę Kaune. Pirminį tvirtovės generalinį planą paruošė vyriausiojo štabo generolas adjutantas Obručevas, kartu su generolais Zverevu ir Volbergu. Jame numatyta miestą apjuosti 7 fortų ir 9 tarpinių baterijų žiedų, įrengti centrinį įtvirtinimą, nutiesti kelius, kairiajame Nemuno krante Fredoje pastatyti karinę geležinkelio stotį, dirbtuves, maisto bei amunicijos sandėlius ir kitą. Tvirtovė buvo padalinta į 4 gynybos skyrius. Pirmąjį skyrių sudarė 3 fortai bei 4 baterijos tarp jų, išdėstyti tvirtovės pietvakarių kampe nuo Nemuno iki Jiesios upelio. Prie Noreikiškių stovėjo pirmasis fortas, prie Julijanavos antrasis, o prie Sarnavos trečiasis. Šie fortai yra visiškai vienodi. Šiandien skiriasi tik jų išlikimo laipsnis ir augmenijos intensyvumas. Nežiūrint į karo padarytas žaizdas, bene geriausiai priminis forto vaizdas išlikęs pirmajame forte. Jame labiausiai nukentėjo kontreskarpinė siena, o nuo sovietinių kariškių buvusių kareivinių fasadai, nes jos buvo paverstos garažais technikos saugojimui. Antrasis fortas dar tarpukaryje buvo intensyviai apstatytas sodybomis, todėl šiandien atrodo kaip didelė žalia sala gyvenamųjų namų jūroje. Jis ilgą laiką nebenaudojamas ir apsuptas painių gatvelių labirintais. Gynybinis griovys baigia užželti krūmais ir medžiais, apleistos kareivinės baugina didžiųjų bertų sviedinių išmuštomis didžiulėmis kiaurymėmis ir tebekyšančiomis skliautų plytomis. Ant kareivinių stogo kampų betoniniai kaponieriai su tamsiomis ambrazūrų angomis. Tai mūrinio forto stiprinimo pėdsakai. Prie Senavos kaimo esančiame trečiajame forte naujų gynybinių elementų nerasime. Tik jo lankymą ir apžiūrėjimą gerokai apsunkins čia tankiai sužėlusių gudobelių šakos su spygliais. Toliau į rytus už Jiesios upelio iki pat Nemuno su Kauno mariomis plyti antrojo gynybos skyriaus įtvirtinimai. 2 fortai ir 2 baterijos. Prie Panemunės glaudžiasi paslaptingas 4 fortas, o Zuikinėje prie pat Marių kranto 5. Ketvirtąjį fortą žymiai iš tolo pastebimos senų tuopų alėjos juosiančios jo perimetrą. Tai didžiausias fortas visoje tvirtovėje. Jame gausiai apžėlusiame savaiminę augmenyje galime rasti kituose nesutinkamų statinių ir įrengimų. Betoninių traditorių, tarpinių kaponierių, priešturminių pabūklų pakelimo šachtas su mechanizmų liekanomis ir 2 aukštėmis betoninėmis pabūklų saugojimo priedangomis. Mechanizmo konstrukcija tai karo inžinieriaus Lichačiovo projekto realizacija.
5. fortas irgi gausiai apžėlęs augmenija. Prie forto iš dešinės pusės šliejasi priefortinė baterija. Forto projektas gerokai nutolęs nuo tipinės schemos. Jis nesimetriškas, pritaikytas prie Nemuno pakrantėje esančių griovų. Forto stiprinimas betoninėmis konstrukcijomis neužbaigtas. Kareivinių fasadas gerokai nuniokotas, jas pritaikant garažams, gynybinis griovys vietomis užpiltas. Yra menkaverčių sovietinio laikotarpio statinių, nes čia buvęs karinis dalinys įsirengė daug gamybinių ir technikos aptarnavimo statinių. Pirmojo pasaulinio karo metu fortas nebuvo puolamas. Tik atsitraukiantys gynėjai susprogdino kelis statinius, amunicijos sandėlį ir įėjimą į Poterną. Tvirtovės fortai ir baterijos buvo žiedų statyti miesto prieigose apylygiais atstumais, kas 2–2,5 km, beveik taisyklingų ovalu. Kasmet prie gynybinių įtvirtinimų statybos dirbo apie 4000 darbininkų. Baigiant statyti pirmąjį fortų žiedą, 1887 metais buvo paskirtas pirmasis tvirtovės komendantas generolas Oskaras Klemas. Patvirtintos tvirtovės esplanados taisyklės. Trečiajame gynybos skyriuje išdėstyti 2 fortai ir 3 baterijos. Šalia Petrašiūnų yra 6. fortas, o prie Eigulių 7. 6. fortas tai klasikinis tipinio mūrinio forto pavyzdys, išsaugojęs kai kuriuos senesnius elementus. Čia tebėra išlikusi fosrebrėja, mūrinės eskarpinės sienos. Kareivinių fasaduose dar likę keletas autentiškų langų, metalinių durų fragmentai. Forto statiniai tvirtovės šturmo metu nenukentėjo, todėl visi jie pakankamai geros būklės. Tvirtovės gynėjams besitraukiant į rytus, čia buvo laikina ir paskutinė tvirtovės vadavietė, nes šalia praėjo svarbus kelias į Vilnių. Tūkstantis 1882–87 metais nutiesti susisiekimo keliai, pagal mūrinio rusiško tipinio forto schemą pastatyti 1–7 fortai 9 baterijos. Kiekvieną fortą juosia gilus gynybinis griovys su mūrine apie 6 metrų aukščio kontreskarpinė siena. Griovio posūkiuose stovi kaponieriai. Forto užnugarėje yra kareivinės, poternomis sujungtos su kiemais ar kaponieriais. Forto vidus traversų pylimais padalintas į atskirus kiemus, kuriuose stovi amunicijos sandėliai, šachtiniai vandens šuliniai. Septintasis fortas pagal plano struktūrą yra veidrodinis 4, tik jis mažesnis ir neturi naujesnio tipo betoninių statinių. 4. gynybos skyrius yra tarp Neries dešiniojo kranto ir Nemuno. Čia 1887–89 metais tvirtovė šiaurės vakarų pusės sustiprinimui pagal originalų Glinkos Jančevskio projektą pastatomas betoninis 8. fortas. Tai pirmasis betoninis fortas visoje tvirtovėje. Kelis kartus didesnėje nei miesto teritorija išdėstyti gynybiniai objektai bei kitos paskirties pastatų kompleksai sąlygojo kelių tinklo susiformavimą. Prieš pradedant statybos darbus pirmiausiai buvo tiesiami kapitaliniai, dažniausiai akmenimis grįsti keliai. Keliai jungė svarbius karinius objektus vienas su kitu ir su miestu. Tai turėjo labai didelę įtaką plečiantis miestui ir augant priemiesčiams. Tvirtovės pėstininkai 1886–96 metais buvo dislokuoti Žemųjų Šančių kareivinių miestelyje.
Tai didžiausias kareivinių miestelis tvirtovėje. Čia tilpo 109-ojo Volgos ir 110-ojo Kamos pėstininkų pulkai ir 28-oji artilerijos brigada. Pašaro ir ginkluotės sandėliai, gaisrinė, balandžių stotis, pontonų bataliono statiniai. Šiuo metu kareivinių pastatai likę be priežiūros per pastarąjį dešimtmetį buvo gerokai nuniokoti. Dabar prasideda jų pritaikymas kitoms reikmėms. – 1895–99 metais Aukštojoje Panemunėje pastatyti kareivinių miesteliai. Be to kareivinės pastatytos Vienybės aikštėje, Radvilėnų plente, Fredoje. Karininkams buvo skirti mūriniai 2 aukštų pastatai su atskirais butais, puskarininkams mediniai 1 aukšto pastatai, kareiviams mūriniai 3 aukštų pastatai su bendromis patalpomis. Kareivinių miestelis Panemunėje pastatytas tiems tvirtovės artileristams, kurie aptarnaudavo baterijas tarp fortų, nes juose nebuvo karių gyvenimui skirtų statinių. Čia glaudėsi ir 5-oji raitosios artilerijos baterija su savo arklydėmis ir sandėliais. Artileristų miestelio karininkų pastatai išsiskiria fasadų puošnumu. Šie namai tai plytų stiliaus puošmena visoje tvirtovėje, išlikę su visais priklausiniais, pirtimi, maisto sandėliais ir arklydėmis. Panemunėje tvirtovės inžinerinės kuopos rajone šalia oreivystės skyriaus 1912 metais įrengtas aerodromas su angarais aeroplanams, vėliau ir angaras dirižabliui. Taip pat pastatyti nauji vadavietės statiniai Naujamiestyje, komendanto rūmai, štabas, žandarų ir inžinierių valdybos, intendantūra, telegrafo, telefono ir radijo stotys. Tvirtovės vadavietės statinių komplekse puošnumu išsiskiria komendanto rūmai ir inžinerinės valdybos viršininko namas. Komendanto rūmose į reprezentacinį 2 aukštą veda marmuriniai Varšuvos akmentašių darbo laiptai. Jame išlikę keletas turtingai dekoruotų kabinetų ir salė. Komendantas supo puikaus darbo koklinės krosnys, marmurinis židinys su veidrodžių puoštų lipdiniais, lubos ir sienos dekoruotos lipdiniais ir polichrominė tapyba. Šviečia bronziniai sietynai. Iki 1891 metų tvirtovės teritorijoje buvo pastatyti 195 mūriniai ir 253 mediniai karinės paskirties pastatai. Tvirtovės statybai išleista apie 11 milijonų rublių. – 1891–95 metais pagal karo inžinieriaus Konstantino Limarenkos projektą pastatytas Įgulos, Petro ir Povilo soboras, Šančiuose ir Fredoje pastatytos kariuomeniai skirtos cerkvės, Aukštuosiuose Šančiuose įrengtos karių kapinės. Kauno Naujamiestyje įsikūrus svarbiausiams tvirtovės įstaigoms ir pastačius soborą, faktiškai buvo užbaigtas formuoti naujas Kauno kaip karinės tvirtovės miesto centras. Nemažai kareivinių ir įvairių karinių sandėlių buvo pastatyta Žaliakalnyje ir Viljampolėje. Aleksote dujinis malūnas, maisto sandėliai ir vandentiekio bokštas.
1902–11 metais 9 jau pagal naują Veličkos betoninio forto tipinę schemą. Vos tik baigus tvirtovės statybos darbus, buvo nuspręsta tvirtovę žymiai patobulinti, iš dalies rekonstruoti seniau pastatytus plytinius fortus bei įtvirtinimus. 1911 buvo paruoštas, o 1912 patvirtintas naujas tvirtovės išplėtimo ir perstatymo planas, pagal kurį buvo numatyta pastatyti dar 12 naujų fortų, 9 atramos punktus, naujus įtvirtinimų pylimus, sandėlius, slėptuves. Naujasis gynybinis žiedas turėjo apjuosti visą miestą kartu su senaisiais gynybiniais įtvirtinimais. XIX amžiaus pabaigoje Kauno tvirtovė užėmė daugiau kaip 25 kvadratinius kilometrus, o iki 1914 metų jos plotas padidėjo iki 65 kvadratinių kilometrų. Fortų skaičius nuo 8 pirmajame fortų žiede išaugo iki 21 abiejose fortų žieduose. Pirmojo pasaulinio karo metu priartėjus frontui, tvirtovės plėtimo ir stiprinimo darbai nutraukti. Kauno tvirtovės puolimui vadovavęs vokiečių kariuomenės 40-ojo rezervo korpuso vadas generolas Litzmanas atakai pasirinko ruožą tarp Nemuno ir Jiesios upelio, nes čia stovėjo pasenę pirmieji 3 mūriniai fortai. Tvirtovė šturmuoti kaizarinė kariuomenė atsigabeno galingas patrankas, 42 cm kalibro Bertas. Karo metu Kauno tvirtovėje buvo apie 90 000 karių įgula, gausiai aprūpinta artilerija ir karo reikmenimis. Atskiri tvirtovės daliniai atkakliai grūmėsi su vokiečių kariuomenė, tačiau po 11 parų trukusio šturmo pralaužė įtvirtinimų žiedą. Tvirtovės gynybai vadovavęs generolas Grigorjevas skubiai pasitraukė. 1915 m. rugpjūčio 18 d. kaizarinė kariuomenė perėjo Nemuną ir užėmė Kauną, bei miesto šiaurės rytų dalyje esančius 6 ir 7 fortus. Kiek ilgiau carinė kariuomenė laikėsi 8 ir 9 fortuose. Tvirtovės šturmo metu žuvo virš 4000 gynėjų ir 4343 vokiečių kariai. Į vokiečių nelaisvę pateko 20 000 karių, 1358 įvairūs pabūklai ir daugybė kitų tvirtovės atsargų skirtų ilgalaikiai gynybai apsuptyje. Po karo fortai stovėjo tušti, nors iki 1924 metų Lietuvos kariuomenėje egzistavo Kauno tvirtovės dalinys, bet kaip nepasiteisinęs likviduotas. Dalis fortų statinių ir tvorų bei kitų statinių buvo išardyta, bet dauguma buvo panaudota kariuomenės ir miesto reikmėms. Vėliau kai kuriuose fortuose įrengti butai varguomeniai, 6 forte karo kalėjimas, 7 centrinis archyvas, 5 dirbtuvės, 1 ir 9 fortuose įkurti sunkiųjų darbų kalėjimo skyriai. Antrojo pasaulinio karo metais tvirtovė gynybiniams tikslams nebuvo panaudota. 6, 7 ir 9 fortai paversti koncentracijos stovyklomis. Juose buvo kalinta ir nužudyta tūkstančiai karo belaisvių ir civilių gyventojų. Po karo šalia 9 forto pastatytas monumentas Holokausto aukoms. Mieste iki šių dienų išliko visi pastatyti fortai, Kauno tvirtovė atspindi to meto inžinerijos meną bei statybos galimybės. Jos gynybiniai įrenginiai dar ir dabar stebina kraštovaizdžio pertvarkymo mastais, požeminiais statiniais, puikiai sutvarkyta vandens nuvedimo sistema. Augantis miestiečių ir svečių susidomėjimas senąją tvirtovę skatina imtis jos išlikusių statinių panaudojimo ir pritaikymo turizmo reikmėms darbų.